Nuotoliniu būdu vedamos pamokos iš tiesų išskirtinės. Tuščia klasė, mokytoja, kompiuteris ir iš svečios šalies dažniausiai programa Skype prisijungęs mokinys. Labas, Viktorija. Labą dieną, aš dabar atsakysiu 7 pamoką. Gerai, smagu. Mokiniai jiems skirtą mokymosi programą, namų darbus, mokytojų komentarus, užduotis mato prisijungę prie specialiai sukurtos internetinės programos. Tačiau vien jos, pasak mokytojų, nepakanka. Stengiamasi mokiniams patarti, atsakyti į klausimus, pabendrauti su jais. Sveiki vaikai, po pasaulį išsibarstę lietuvaičiai. Susipažinkime, aš esu Aušra, būsiu jūsų lietuvių kalbos mokytoja. Mūsų pažintį norėčiau pradėti Justino Marcinkevičiaus žodžiais. Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje. Sakau, esi man kaip žibintas pasaulio tamsoje. Šiais mokslo metais nuotoliniu būdu mokosi beveik 600 moksleivių iš įvairių šalių. Daugiausiai iš Anglijos, Norvegijos, Airijos ir Vokietijos. Mokinių kiekvienais metais daugėja. Žmonių gyvenimo būdas, sakykime, gyvenimo tempas, jie išvyksta į kitas šalis, emigruoja, bet jie planuoja, kad galbūt reikės grįžti ir jie, nenori nutraukti turbūt tų ryšių su Lietuva ir jeigu ten mokosi kitose mokyklose, tai čia bent lietuvių kalbą renkasi arba visus nedalykus gyvendami ten jie mokosi pas mus, nes planuoja greitai grįžti ir kad greičiau būtų integruotis grįžus. Aišku, motyvacija turi būti stipri tų mokinių, nes jie turi patys susikaupti, būti už savo veiksmus atsakingi. Čia nėra mokytojo, kuris primins, pakartos ar įspės. Emigrantai gali mokytis visų dalykų arba tik lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos. Tokia programa gimnazijoje įkurta prieš kiek daugiau nei 9 metus. Šiais metais pastebima, kad bene 2 padidėjo srautas tų, kurie nori mokytis tik lietuvių kalbos. Labai patogu, tėveliai džiaugiasi, kad jie gyvendami laikinai, tikiuosi, užsieniuose, gali pilnavertiškai mokytis lietuvių kalbos kurso, o dalykas yra vienas iš sunkiausių, dabar beveik svarbiausias liko mokykloje. Jie labai patogiai reintegruojasi po to į lietuvišką švietimo sistemą sugrįžę į Lietuvą, tai ir diplomatų vaikai, kariškių vaikai. Pasak gimnazijos direktoriaus ir mokytojų, daugelis besimokančiųjų planuoja grįžti į gimtinę. Kai kurie iš jų sugrįžę apsilanko mokykloje, nepamiršta padėkoti, tačiau nemaža dalis visgi lieka svetur. Bet bent besimokydami stengiasi sužinoti ir neužmiršti tėvynės. Kviečiu jūs pasiklausyti gražios dainos ir bent mintimis šį kartą, sugrįžti į gimtinę, į Lietuvą. Sėkmės jums.